Ką, šiandien yra Deivulės gimtadienis, tiksliau vakar buvo. Sugalvom padaryti jam staigmeną tokią. Toksim ant proselkų ir varysim ieškot lobių. Kažkas manęs faina, kas nefaina. Legenda apie kambarį su kilimu. Tikruntasą kokį. Tai ką, šiandien yra Deivulės gimtadienis, tiksliau vakar buvo. Bet šiaip kokia šiandien diena? Svarbi. 29. Penktadienis. Vėluojam biškį. Čia svarbesnė šventė. Taip. Tai žodžiu, šiandien, rytoj, vakar. Vakar buvo. Vakar Deivulės gimtadienis. Sugalvom padaryti jam staigmeną tokią. Grybas iš geso. Eina toliau. Raketa! Labą dieną! Ir vėl užgesai. Užgesinau? Užgesinu visai. Matot, hibridė, kai neina tas mano kroselka, bet ko pasakau, šiandien turim ką? Kas? Hado revelitizantą. Ding, ding, ding. Ne? Bam, bam. Bam, bam, bam. Varis, imk. Įpilsime. Atei tau įpil. Jotų ponas. Hado pilas jisai tik tai emocijas. Tai žodžiu, šiandien yra Deivulės gimtadienis, kadangi Deivulė yra mūsų spartuolis, greituolis. Neaplenkiamas. Toks mitas yra. Visi kalba, kad Deivulė yra neaplenkiamas. Nu, taip ir yra, bet galvojam, gal Hadukas mums padės, ne? Nu. Paplak dar biškį. Labai gerai plaki. Jo, žiūrėkit, kaip gražiai plaka. Tu šnekėk, aš plakudavau. Tai žodžiu, kadangi Deivulė yra neaplenkiamas, tai naudosim Hado priemonės. Šitas priedukas turėtų man pagerinti jo įsibėgėjimą ir greitį. Realiai turėtų apsaugoti va šitą visą mažiuką varikliuką. Jis padidina ilgamžiškumą tepalo, neleidžia taip greitai varikliui perkais. Nu, čia yra priedų priedas, gėrių gėris. Gerai plaka, Maris. Žinoma. Tai, aš žinau, tiesiog pilam ir testuojam. Čia nėra ką nežinau net galvoti. Būtina pašildyti variklį prieš pilant, tai čia todėl Jo, reikia pašildyti variklį prieš pilant ir palaukti 3-5 minutės laisvos eigos palikti. Turi būti bent 25 laipsniai variklį. Nu tai žodžiu, reikia pakurt, palaikyti, kad pašiltų ir po to įpilus vėl palaikyti 3-5 minutės, kad viskas susivaikščiotų. Tai realiai pakeiti tepalus, įpili priedą, leidi padirbt ir tada iki kito priedo viskas gydosi, tauposi. Tokia va graži pankutė, aš pasiliksiu dar po įpylimo savo, paskui kaip gertuvė arba kažką tai. Aišku, dabar mano nesikuria, bet čia Hado dėl to nepadės, čia tiesiog akumas miręs. Bet kai jau įsikuria, aina. Tai eis. Turi eit. Tai va, žodžiu, kai Mariusiai plakė, tai taip ir būtina irgi padaryti, reikia visus priedus suplakti. Atsisukė. Į naują tepalą šviežią pili. Palikda man biskį. Kuršį? Va, būk sveikas. Biskį. Reikia nepalikti čia, neišmesi gero daiktą. Nu ką, reikia dabar užkurt palikti 3-5 minutės ant laisvos eigos, kad susivaikščiotų tepaliukas ir aplenk Deivulę. Tikslas šiandienos. Taip. Tai jeigu ir tu nori, kad tavo motopirkė, mocas, motociklas aplenktų Deivuliais motopirkė. Ne, nebūtinai aplenktų, bet tiesiog būtų ilgamžiškesnis, laikytų ilgiau ir nereiktų kišti papildomų pinigėlių į remontus, tai tiesiog nusipirk Hado priedą, kuris tau padės išlaikyti variklį. Kokį? O, aš žinau, gal gražų. Ne, tai sveika. Sveika variklį. Sveika variklį. Variklis mūsų sveikas. Tai kad išlaikyti. Ką, kokį variklį? Sveika. Tai va. Sveika. Variklis bus gyvas, dabar tą biškį, kaip ten dvitakščiai daro. Taip, žodžiu, tai pasinaudok mūsų nuolaidos kodu. Plojam. Gausi 15% nuolaidėlę. Kadangi mes esam Lietuvoje, mėgstam pinigėlį biškį paspaust, tai taip padėsim sutaupyti ir jum. Ne tiek perkant Hado, bet taip ir remontuojat variklius. Taip va. Pala, šoksiu per kalną. Oh my god! Wow! Galėtų nusiverstis, aš visai nepykčiau. Nu ką, hibridė, tada varau greit persirengiu, kad Deivulė sutik tvarus ir varom sveikinti Deivulę. Visi nepamirškit parašyti sveikinimą Deivulė, kad jo gimtadienis. Aišku, video išvysit vėliau. Ne? Dabar dar paskutiniai pasikalbėjimui kaskadinis triukas. Ant vienkis, parodyk kaip moki. Ne, normaliai.
Žodžiu, Deivulė užpuolė gimtadienis liūdesys, paklausinėjom senelio, kur jis randas, sako, jisai fermose slėpėsi liūdį, ten atsigulės verkė, neaišku ką daro. Tai mes iš čia jau jį matom, einam patikrinsim, panašu, kad šitas banginis miega, liūdnas banginis miega. Deive, o, Deivulė. Gal numirį? Deivi. Nekyl. O kutulius bijo, bla? Nebijo. Žiūrėk. Davai, roskė, užkurtai jam prie ausies, mažu atsibus. Aš jau užkursiu iš vis. Kur, čia jau reikia. Atlenk kojelę. Nepadeda nei šitas. Tik susikrūtinau ir viskas, vis tiek nekyla. Bet aš turiu idėją. Mums padės mūsų partneris Kultukas. Nu, pabandysim, neaišku. Gaila pilt. Ai, geras. Būrai. Deivulė gimtadienis tavo. Nu, labas rytas. Ką čia tokiu gerai? Ką čia du? Čempionų pusryčiai. Kur gavai? Ačiū, mūsų partneris Kultukas. Tai tau čia pirma dovana gimtadienio. Jo? Jo. Džiaugiesi dovaną. Ačiū. Džiaugiuosi. Gerai, biškį tokmą irgi biškį. Pridegintų. Neįsaugojo įstos. Ne, tai tu nu gerai. Tai Deivulė aiškysiu ir jum paaiškysiu viską. Na, tai būlio. Rašyk. Šoksim ant proselkų ir varysim ieškot lobių. Lobiai yra prostitut. Aš vienas turėsi nulėkti? Visi lėksim. Ne. Yra kuro bakuose. Nu, reikia gal pažiūrėti, nežinau. Stosim į negalinę. Žalių. Taip, šiaip. Da, jūs nematėt Instagramas, matėme, mes nusipirkom krosinius. Vaikiškus. Vyriški čia. Rimti. Daugam patiko šiurpos, pirdaus mūsų, tai va. Reikia visuosi pažiūrėti. Dabar biškiai rimtesnis projektas. Daugiau arklių, kubatūros. O tai čia ant spydiko nerodo? Ant spydiko. Kiek pas ten spydiko rodo? Pas mane. Visą paminkštinimą rodo. Ai, dar vienas dalykas, šefas, girdė. Nu? Žinau, tai pats nulaužiau. Tai tai paskui pritvirtinęs baiką tik pajudinčiau nukristų ir galvočiau, kad aš salaužiau. Nu, ten panašiai. Tu baikeris rimtas ar pradedantysis? Aš nežinau, kur rakčiukas. Tai nereik. Tu reik pasukti. Čia viskas jau paruošta. Va, yra rakčiukas. Va. Ai. O tu baikeris, koks lygmuo. Matai, aš biškai kietesnis, pas mane mechanas, o pas jūs automatas. Aš sakau, kad aš ir mechano ieškau, bet dar kol kas. Parodyk POV, kaip atrodo iš tavo, kai varai. Vienkis kyla iš karto. Šiaip žiauriai greitas. Pas tave va toks nupiepęs. Mano buvo greičiausias, kol Aitvydė nusipirko. Pas Aitvę šaudau taip. Dusliai nuplaišau. Net. Tau nebeveikia. Nu, Ja, reikia to boosterio, kur jūs padėjo. kas čia vyrai pasiūsdo techniką, jeigu čia neusikūrė net pati? Po žiemos pirmas startas. Neliai, tu nusipirko pirmą startą. O, Deivulė moka laidais. Pagalba kelyje. Jubilietas turi dirbti per gimtadienį, kas daug tvarka. Vakar jo gimtadienis buvo, šiandien tegu dirba. Iš jūrų mano Mario. Rimta. Bet tai čia realiai dabar Dakaras bus vieni su mocais, kiti su džipais varo. Vagiai, hujagiai, viskas. Viskas eina. Tai komentuokit komentaruose, kas geriau. Deivulė, bet turėsi garsiai perskaityti viską. Gerai, kad tu čia taip Steli. sutrumpintai parašiau. Turbūt žino, kas ten yra. Iš kur jie gali žinoti? O, dar nežinau, tu supažindinsim juos. Tu juos supažindysi. Nu, garsiai perskaityk viską. Greitai skaitom. Legenda apie grėsmės namą. Ant kelio, kurį retai kas bepramina, stovi troba, kurios vidų seniai dengia dulkės, bet langai tebežvilga taip, lyg juose būtų gyvastis. Tie, kurie drįso žengti arčiau, sako, kad viduje pilna gerų daiktų, lyg niekas niekada nebūtų išsikraustęs. Būgnai, kėdės, net skalbimo mašinos sustingusios tylioje tamsybėje, atrodo tarsi šeimininkas, bet kada grįžtų namo. Jau žinau, apie ką kalba eina. Bet tai tau čia pirma tokia lengvesnė, žinau, tu čia Ai, čia toliau skaityti? Nu. Nuo tada troba liko tuščia, bet sakoma, kad jei įeisi, išgirsi srovę šnarančią laidose ir pajusi kažkieno žingsnius už nugaros. Kas ieško lobio, turi drįsti prieiti prie teksto Free Wi-Fi. Lau. Taip, ten? Ten. Davai. Žodžiu, jeigu bus taip, kad kažkurio tai neatspės ir reikės užuomenų, tai galim užuomenų, žiūrovų pagalba, bet visi po španą tau gerą. Išikna po spyrį. Va, Deivulė, va. Ką, šiaušiam? Po spyrį. Paskui Deivulę važiuojam. Nu, vadas. Negalim rodyti, kur važiuoja. Užsirbį. Kažko negrieb. Negrieb.
Prisiperka automatų, va, aš kojelę brakšti ir eina pas mane. Duok biškį to boosterio, draugas. O tu gal su pavarom nemokė važiuoti paslaptis, nebus to? Moku. Mokė? Marius aną dieną mokinom. Parodysi, kaip su pavarom važiuoti. Šiaip didelis, tai mano mat. Pas tai toksai vienas didesnių. Aukščiausiai. Filmavimo komanda su visureigiu turi važiuoti. Bet tai ką, aš kondiškę pasijungęs ramiai savo lėkiu, tikiuosi pavysiu juos, nes jie čia važiuoja kaip bepročiai. Girl, don't call my phone, I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Opa, atvykom. Kažkas turi. Aš kitaip įsivaizdavau čia šitą, aš nebeatsimenu. Deivulė, davai, greit, sukam, važiuom. Tai ieškok kitos užuomenos. Ne, užuomenos. Paskutinė eilutė buvo. Kur padėjai? Galė skaityk. Nu. Paskutinius sakinius. Supratau, ai čia šitaip, ne? Tai čia apie save. Aha. O, dievulis. Yra. Šiandien važiuoju popieriukus renka. O, angana apie šešėlį. Pasakojama apie du jaunuolius, kurie čia atvyko su savo plieniniais žirgais, jie riaumojo, leidosi per smėlį. Tikri drąsuoliai privalo ateiti į šią vietą ir klausytis. Jei išgirsi šnabždėsiai lyg purviną keiksmažodį, žinosi, kad radai teisingą kelią link lobių. Tai čia, kur su Mariulė buvom, ta vieta, man atrodo. Istorija niekam negirdėto dar. Man atrodo, ta vieta, čia tai ten... Užpuolį. Daug aš įsivaizduoju, kur ten. Nu tai bandom, ne, žiūrim. Varom. Ieškom. Gal story time, kas ten buvo? Ar vietoje papasakos? Papasakos, Vaizdžiai. Vietoje jisai drebėjęs. Nežinau, kur jie čia veda, bet čiu telpu, aš čia praleiktos anksčiau. Dairosi, nes praleikiai daivulį. Tam vėl užgeso, man atrodo. Davai, kokį Vikrundasą? Vikrundasą kokį? Stabdžiai nelaiko, manūrė. Ir vėl užgesai. Kaip tu su automatu užgesti, aliu? Užgeso, jis taip pats. Pats užgeso. Jis vėl užgeso. Deivulė jau sugadino gimtadienį. Užgeso. Šitokią techniką pavažiuoti neina. Taip tu užkuri. Prikabinai? Nu, kaltą. Nieko tam nespatarė. Gaziuką lengvai, ja. Užges! Benzas dingo. Iš tikro maltis per daug tai nelabai gerai. Nu, aš čia vėl tuoj. Kai gerai, kontas. Gausim pizdy vėl. Šiaip ne mes buvom, čia pasakojo mums. Čia pasakojimas, jo. To pačio turi ieškoti kaip ir pirmai, kitos užuomenos. O kai čia per vietą Dievulė, kuo jinai ypatinga? Atei greitą istoriją. Nu, davai. Story time. Važiavo tokie bachūrai su krosiniais čia. O tokie bachūrai. Va čia va, kaip tik va šitoj panašiau vietoj. Ir... Išbėgų iš miško. Išbėgų iš miško pilietis toksai gatovas. Ir sako, Jo vardas gatovas. Nėra. Nėra? Nėra. Turėjo būti čia ir nėra? Nėra. Užuomenos? Tai tas pilietis paėmė sugadino. Rimtai nėra? Rimtai nėra. Deivulė sugadino O tą tai kažkas žinai tekstą? Tai tekstą rasim, bet
tas, kas paėmė, jeigu dabar... Tas pats ir paėmė Stopadovai. Jeigu dabar žiūrit, tai... Žasnė į... Nu ir viskas, ir žodžiu, buvo mums grasinama teismais. Kas? O, popa. Man ir tas pats buvo nakart. Aš jau antrą kartą nusideginau nuo 200. Žodžiu, galimai šitas pilietis siuntė. Skaityk. Tiek, kiek leisiu. Legenda apie tiltą su užkeiktų paveikslų. Per upę driekėsi paprastas tvirtas tiltas. Dieną jis atrodo visai įprastas metalinis atramos betonas turėklai, tačiau naktį šis tiltas įgauna visai kitą aurą. Vietiniai pasakoja, kad po juo girdisi šnabždesėliai, kažkas juoktųsi, o kartais net aidintys žingsniai, nors aplinkui negyvos dvasios. Nes ant atramos puikuojasi paveikslas, kuris savo išvaizdą priverčia sudrikti ir susižavėti. Paslaptis slypi tame, kad šį kūrinį sukūrė du jauni vyrai, jie norėjo palikti po savęs ne juoką, o meno šedevrą. Ir nors tema buvo netikėta, jų piešinys tapo nepaprastai tikroviškas bei pasak legendos nuostabaus grožio. Čia tikrai su ChatGPT, bet kur tai padarė. Tik tada kelias į paslaptį atsivers. Žinau. Jei tu pirksi tiguaną, ką tu nori? Ką žinai? Noriu atsigert. Nu tai čia... Nori atsigert? Jo. Paprašyk gražiai. Einam duosi. Jo, Deivulė, tu galvok. Jo, dar galvok, mes susigersim. Galvok, mes einam tvarkyti reikalų. Pagaliau Deivulį susiprotėjo, kur sekantį lokaciją galim judėti. Va taip užsikūrinėja Deivulį. To kaina. Wow, žiūrovą turim vieną. Be. Ir vėl pro džiunglės veda. Geresnių kelių nebuvo, ne? Ant kiek kaina? Ant šiam. Be problemų. Deivuliai pasimetęs, nežinau, ar čia atvažiavo. Bahūras gaujimas. Pagal prašymą aš biškį kitą vietą važiuočiau, bet, gal ir čia, nežinau. Pastai, kai pažuvėt, mintis perskaitai, neatsimenu. Nu, matai, aš toks esu. Tai dabar vėl nuo pradžių skaitysi? Ne, nuo pradžių biškį ten, galiorką, žinai. Nu, sakyk, kur tau ką parodė. Iš kur tokį šalmą gavęs rimto? Mano pirmasis mergautinis šalmas. Mergautinis? Mergautinis. Nu, to pirmą turėjau, tai va, nupirko man tokį šalmą. Tai iki dabar laiko. Geras. Galva ta pati nepaprotėjau visai. Kupoj puolės tu su juo, ar ne? Atlaikė? Aš ir be šalmo puolės nemažai. Matos. Ne kartą kritęs visą gyvenime. Šiaip dabar bus vienas iš tų. Nori rausiu? Davai. Nori išgliučinu. Tai galvo, kad į kūdas tai negaliu išgliučinti. Kažkas net mane svaina. Kas nesvaina? Deivulė retai galvoja. Kad ta prasme turėtų būti kažkoks ženklas. Nu, buvo kažkada tipo ženklas, ant kurio kažkas buvo padaryta, parašyta, gal nupiešta. Ir tai nebūtinai literaliai ženklas kelio. Tiesiog paženklintas. Ai, tai tada kitą, va ten reikia važiuoti. Nu, tai aš tame ir esmė, nu. Dėl to aš ir ten sakau, kad reikia važiuoti. Kur tu važiuoti? Nu, ten į kitą vietą biškį. Niekam tu nieko nesakė? Kokia vieta? Tai važiuojam. Tai aš ir sakau, kad mes ne čia atvažiavom. Tai aš čia dabar kurą gadinu, ne? Benziną visi deginam dėl per tą vieną. Per vandenį? Per vandenį gal kitą kartą. Kas yra? Grandinė nušoko, bet jau užsidėjo. O iš kur žinojot, kad sergėtojai Pavažiavo. ką darom? Deivulė lentuką net, jis sako, eina, per kapotą. A jisai vėl užgeso? Jo. Laukti ir laukti, o pastoviai gyvenimo stabdis. Man šiam lėkiam, jei kuris parpultų, tai viskas jau. Po komandos nario, kaip sakant. Čia eitvai labiausiai grėsia, nes arčiausiai lėkia. O ratu tiesiai. Jie mane vėl per offroadą veda.
įsigijau aš čia priešus. Ką, žinau, ar čia normalu jums bahūrai? You arrived at your destination. Aš nežinau, kur ten buvo panarytas, dalykas. Tu nenukrisi nuo tilto, plaukt moki? Kuria, aš jau net matau, kas čia daro. Čia vandens iš vis yra. Ne, šiaip aš būčiau iš pat pradžių čia važiavęs, bet mane Isteris biškis suklaidino, dėl to aš ten nuvariau. Taip, Sakiau, pagalvo. taip mūsų eitviai mato va iš tokio aukščio. Jimmy. Prakeiktasis namas. Tarp užžėlusių takų, už medžių sienos stovi troba, kurios niekas nesdrįsta liesti. Jos langai juodi kaip akys, žiūrinčios į kiekvieną praeinantį. Jei priartėsi, pamatysi, kad durys praviros lyg kviečiančios užeiti. Naktimis iš vidaus girdisi šnabždesiai priminantys maldas ir riksmus. Kartais vaiko verksmas taiga nutylantis, tarytum kažkas užspaustų jo burną. Pavargos, kai Deivulė senai mokyklą baigęs. Dar pradžioj, kai skaičiau, galvojau apie tą namą, kuris čia yra. Šiaip jeigu rimtai, čia pas praną palikę. reikės eiti atsikovoti. Nes prie bunkerio irgi yra sudegus chata. Čia kita Kas chata. yra Nu bunkeris? tai davai, Deivulė, dabar reikės aplėkti visas. Tai varom į tiesiai į ten, nežiau, čia, nes čia yra faktai du parašyti, kad tėvai ir broliai du tėvus nužudė. Aš jau žinau Wikipedija atsivers. iš karto apie ką. Ką? Wikipedija atsivers. Aš jau žinau apie ką aš Nebūtinai. A čia tikrai nužudė? Ne? Rimtai yra taip. Deivulė, dar turi pračiakėti dar nesivyja tavęs. Tai hui, papėgiai. Kiek žvaigždučių pas Jie tai rodo? lenciūgų nenumes man. Pas mane jau 3 rodo, jos Tai raidasparnis. Tankai dar net važiavo? Ne, dar tankai nuo 6. Lėkiam? Tai galim. Jeigu jis vėl neusikūrė, jūs tai nuparduok tą pirdą. Už 200 paimu dabar. Žiauriai kyla, ne, sargiai. Žiauriai. Nori tu gal pralėkti? Ne. Iki tos vietos čia netoli. Tai varo. Nori? O tai tu su mašina važiuosi? Bet tai tu nenulaikysi jojo. Im gazą. Ką jau va? Mariusiai dabar už vairo, aš už mašinos vairo. Vyrai atvažiavo į prieš paskutinę lokaciją. Paskutinė lokacija yra Dievo namai, ten yra paslėptas lobis. Nu, kaip su kroske lėkt? Rimtas sportas. Mariukas, kai lėkia, tu net kelyjų šiokas lovo. Matau, Mariukui transporto priemonė gera. Vaikštynį. Tik tai nežinau, ar čia nebus fakto klaida, kad tai degės, nes matau nedegės. Viduj degė, biški. O išguldysiu aš jums, vyrai. Nu. Tai kur tu šis padėjęs būsi? Tai vaikštom. Kažkur kamarys tam turbūt. Nebūtinai šitam. Nedėjau jokias dėžutės, pintas ar kažkur. Mažu kažkas irgi paėmė. Ne, Deivulė susitvarkys, kad prieš draugus pasikviečia. Į gimtadienį draugų susikvietęs padangų pilnas kambarys. Viršui dar aš nebuvęs. Tai lip kartu. Ne, gal. Naradai? Kaip tai naradai? Deivulė greičiau ieško. Ne. Ne, aš tiesiog tave pažįstu, tu ten nesivargintum labai toli kažkas slėpta, jau žiūriu aplinkui. Kas o? Per langą įmetė. Legenda apie kambarį su kilimu. Yra kambarys, kurio durys užsiverčia pačios. Užsiveria pačios. Ko neperskaitai praleis. Katės tarsi pajunta, kas vyksta, jos sustingsta, žiūri į sieną, kurios numeriai pradeda blizgėti lyg gyvi. Ant kurios numeriai. Pradeda blizgėti lyg gyvi. Fakto klaida kažkokia įsivėlus. Sakoma, jei ilgiau į juos poksosi, pradėsi matyti ne skaičius, o užrašus, kurie ves tave prie tikrosios paslapties. Kambarys gyvena savo gyvenimą, o tas, kuris išdrįs čia įžengti vakare, turės klausytis ir nepabėgti, nes taip tik galės atrasti lobo kelią. Šitas tai sunkus. Deivulė, tu ne tik padangas, bet ir čiapos atkarom. Kam tu juos sudraskės iki galo? Nu, taip gavus. Nu, davai, einam į laukų, perskaitysi dar kartą. Mano mašina trakyta, čia jūs kaimiečiai viską vagėt. Kurio durys užsiveria pačios. Durys užsiveria pačios. Tu nesirem gerai. Jo, Bet čia voras buvo.
Stysimo. Propolio durys pačios susidaro. Iki Kauno turėsi. Pradžiai yra apie troleibusą kalbą. Bus tiesiog mano garažas. Nu, palauk. Vyra, žinokit, šitas sunkus. Tai turi laiko pagalvoti. Čia paskutinis? Jo. Gali ir neieškot. Tai kad tos jie neieškosi. Tai jei neieškosi, tai nerasi dovanos. Taip, bet gali neieškoti, o pasirinkimas, nuvažiuojam pasiimam. Arba paliksim kažkada rasi vis tiek. Tai reiškia pas mane chatą. Kodėl pas te? Gal pas mane? Kaip mes galėjom pas tai chatą įeiti? Nu. Kada galėjo pas tai chatą įeiti? Aš, Marisija. Vakar. Tiksliai, jo. Perdavim. Ne, pala, vyrai. Kur toks kilimas? Ir šiesiai rudos spalvos. Pas mane ne šiesiai rudos spalvos kilimas. Kokios? Pilkas. Rusas. Da, tai tu rašiai rudos, tai jau pas mane chatą kažkur padės. Lobį. Lobį. Skaityk toliau, kas vyksta kambarį. Deivulė galvoja, kam aš čia kėliausi, galėjau tiesiog. Niekur nereikia. Guli keli katinai. Na tai būna. Vienas būna, 0 būna, 2. Nu čia mano kambarys. Sunku man. Sunku tau. Deivulį prašau žuomenos, bet nesakym sąlygas. Bet ant krosnės jau neatsisėsinu. Už paną, bet už Bet žuomenos. tu dabar, ne, pala, bet tu atsimink, kad tau dar reikės vienos užuomenos, kai nuvažiuosi į tą vietą. Nes čia nėra parašyta, kur tiksliai. Aš paskutinis. Nu ne, nuspyri. Bet tai čia Laukės. už smurtą mūsų neišmes. Dėl to paskutinis laukai. Na, tai mano kambarys. Nu, tokios prakambarys. Užuomina tokia. Ežero dugne kambarys. Davai varom ieškoti. Nu tai varom pas mane. Im lapą. Marka, gal tu nori su mano likti? Ne, varykit, vyrai, jūs Nenori? sportuokit. Jei mano per daug valym. Tikrai tai lėkit, neina pavyk. Tai mes dar tavęs laukiam atsistoję, galvom kur tu dingai. Aš per kitą savais keliais. Tai naujausia pirdau dabar tokiu kasegai. Greit užmečiu. Bet tu pažiūrėk, išmušė tau. Ai. O, defektai. Tas tai remia, kur netingi. Kartas įėjo, matėt. Nieks nežiūrėjo. Deivulė, pirmiau parodysi, kaip ant vienkiais mokė važiuoti, ar eini lobio ieškoti. Tam lobio, paskui galėsim pakarius keliauti. Tas kilimas. Tu tai koksai? Rudas čia tavo? Tu iš porvysiu bus rudas. Tūp, jūs tai bus ruda. Nu, čia supranti, kas susieta, kai katinas pridaro. Žodžiu, yra numeriai, yra katė. Yra numeriai? Yra. Kilimas yra, bet ne rudas. Katė yra? Yra. Oik, tu šnypšė. Puma. Pasakyk da tuos stebuklingus žodžius kartą. Jau čia reikės užuominos. O, picų likę irgi dar pasibaigusio galiojimo. Buvom apetito. Kas čia to gaidys? Mariukas gaudyk deivo. Ne, nu tai kad tu ieškai, tai kas kaltas. Davai visi po španą, vyrai. Nereik nieko išimti iš tos vietos, va kai rūbusi šeiminiai nepaslėpta, taip, tiesiog kažkurioje vietoje padėta. Jo, bet tu to vietoje jau ieškojai. Vis tiek raustos tuos stalčius. Ne, nu tai rūbų nereikia ištraukti, bet... Bet daiktas aš išimsiu. Nieko nereikia ištraukti. Nieko nereikia darinėti. Jis buvo ten galva įkišęs ir nematė. Aš galvau, kad ten... Pažiūrėk. Aš galvau, kad ten apačioj. Jam jau galvoj sukasi dabar kokią nagolkę darysi. Jo, bet šitie pinigai nėra beletam. Tu turi atsiklausti visų, į grupę pridėsim ir jeigu visi sutiks, tik tam ir galėsi. Vadai? Labas. Padedėjai 3-4 O tu moki vienkę? Ne, normaliai.
ant priekinio moki taip? Jo? Bet dabar ne. Reikia apsilenkt. Tu neik taip, to nes čia važiuosi. 3, 2, 1. Specialistai jūs. Atsidėk, sako, nebėg. Gerai, užteks kiek galima. Tas savo į garažą pastatė? Ką? Kur šok? Ant duslės? Durnas tu? Nesvaik. Daryk. Oik tu. Kyla vienki. Oik tu na. Stabdyk, gūra. Dugnas tam. Nestoj. Kur išleisi gautus pinigus? Dievulė, ką renkėsi pinigus ar antrą pasimatymą? Ai, aš gal antrą pasimatymą. Tai daug pinigų. Sunkus, pinigas. Aš jau jūs ilgai dar sėkiausiu. Kam tu nusekioji? Supranti, kai pinigų neturi sunku, bet kai turi pinigų irgi sunku, nes nežinai, ką turi. Žodžiu. Deivulis gimtadienį pabaigiam. Pabaigtuvis. Pabaigiam. Kas rytoj? Pakatuškė. Pakatuškė, nu tai varom ruoštis dabar į Driftinulse? Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjau šitą epizodą, ačiū, kas prisidėjo prie sveikinimų, ačiū visi, kas parašė sveikinimus. Čia neva reikia dėkoti, bet Deivulė. Ačiū. Tai padėkok visiems, kas tau sveikino, Instagram'e rašė. Ačiū visiems, Hebra, kas sveikinot mane Facebook'e, plojom važiuojam, buvau įstelis įdėjęs istoriją, kad mano gimtadienis. Ne Facebook'e. Instagram'e sakiau. Kaip Facebook'e tu. Buvau įdėjęs. Žodžiu, ačiū visiems sveikinimus už viską, ačiū už visą šitą emociją. Man tai daug reiškia ir viskas, ačiū. Ir pasekit mūsų Instagram'e, ten pamatysi daugiau kontento, nes nespėjome į YouTube įkelt, kiek įkeliam į Instagram'ą.